Sveiki. Štai birželis eina jau ir pabaigą ir norėčiau papasakoti apie tai, kas būtent šio karštuoju laikotarpiu yra įdomu ir svarbiausia. Europos parlamento komitetai apsisprendė dėl kelių svarbių pranešimų. Pirmiausia, dėl biurokratijos arba administracinių suvaržymų mažinimo, taip vadinamasis omnibusas. Gynybos srityje tai yra gynybos pramonės leidimų išdavimas, kaip žinia, jis yra labai ištęstas, biurokratiškas, sunkiai gaunami leidimai, ten papildomi reikalavimai ir panašiai. Nuspręsta, kad siūlymas per 102 dienas valstybės narės turi išduoti leidimus naujiems projektams, vystomiems gynybos pramonės projektams. Jeigu per tai neišduodamas, automatiškai jis įsigalioja. Kitaip tariant, valstybės narės turi metus laiko paruošti savo teisinę bazę, nacionalinę teisinę bazę, kad šis reikalavimas vyktų. Kitas svarbus dalykas, irgi susijęs su gynybos pramonė, tai yra gynybos pramonės perdavimas, tas vadinamas transferai per sieną, kad licenzijos būtų galima perduoti kitoms valstybėms, gaminant bendrai arba įsteigiant tenai įmonės ir panašiai. Po šiai dienai, turiu pasakyti, gynybos Šengeno ES nėra. ES valstybės narės stengiasi kuo labiau apsaugoti tas licenzijas, jų išdavimas yra labai sudėtingas ir panašiai, tai dabar yra nuspręsta, kad sumažinti iki minimumo, kad nebūtų jokių kliučių, dirbtinių kliučių šių licencijų perdavimui kitoms valstybėms narėms, partneriams per sieną, per kelias, kad bendradarbiavimas gynybos srityje vyktų. Labai svarbus dalykai. Karinis mobilumas taip pat pritarta galų gale ir mano ruoštam pranešimui šitoje srityje. Tikrai jau dabar labiau techniškas šitas pranešimas ir panašiai. Liepos mėnesį mes turime jį patvirtinti ir prasidės iš karto trialogas su komisija ir taryba. Tai yra labai gera žinia mums, kadangi galų gale tie visi žodžiai virsta jau konkrečiais darbais ir įsipareigojimais. Kitoje srityje negaliu pasakyti, kad viskas taip žavu ir gerai besiklostanti situacija, tai yra ypatingai dėl Ukrainos. Štai šiomis dienomis Gdanske vyksta Ukrainos atstatymo konferencija, tai yra konferencija, tokia jau tipiška konferencija, kurioje svarstomi, kaip telkiami finansai geriausių būdų yra panaudojami arba bus panaudojami Ukrainoje. Pirmas sykį, beje, Gdanske bus kalbama ir apie gynybos saugumo srityje bendradarbiavimą su Ukraina, tačiau viską temdo, žinoma, Lenkijos Ukrainos nesutarimai. Jie yra tokio, sakyčiau, labai psichologinio politinio pobūdžio, bet gali visko atsitikti, kad jie gali virsti ir tikruoju trukdžiu, kuomet valdžios institucijos nepriiminės sprendimų ir apskritai trukdys paramos teikimą Ukrainai. Aš tikiuosi, tai neįvyks, tačiau, kad tai neįvyktų, mes turime visi parodyti tam tikras pastangas ir, žinoma, Lietuva turi padaryti geriausias įmanomas pastangas, kad šie santykiai liktų istorikams ir politikai mažiau kištusi ir bandytų tuo pagrindu sunkinti tarpusavio santykius tuo metu, kada Ukrainai tebereikia daugybės paramos ir, žinoma, politinio solidarumo. Kągi, šią savaitę įvyko keletas labai svarbių renginių, susitikimų. Pirmiausia, susitikau su 3 ukrainiečių organizacijoms, kurios ypatingai daug deda pastangų, kad gražinti tuos virš 20 000 Ukrainos vaikų, kurie yra išvežti į Rusiją, deportuoti, sakykime, tokiu būdu, ar ne? Yra 1,5 milijono ukrainiečių vaikų, kurie yra Rusijos okupuotose teritorijose, ar ne? Didžiulis skaičius. Vyksta ir jų militarizacija, ir protų plovimas, agitacija ir taip toliau. Iš esmės jie yra ruošiami, ypatingai vaikinai, karui prieš savo gimtąją valstybę. Kalbėjomės apie daugelį svarbių dalykų ir projektų, kur vykdo šitos organizacijos. Gavom netgi simbolinės dovanas, įrašai, ką europiečiai linki ukrainiečiams šioje srityje, ką mes turime padaryti kartu. Kitaip tariant, tai yra labai svarbus humanitarinis projektas. Linkiu jums malonaus, gražaus, ne per karšto, bet saulėto savaitgalio. Iki.